Labadiena, mėlyje. Šitoj tribūnai po 90 metų kovo 11 man buvo suteikta garbė kalbėti 2013, man atrodo, metais sausio 13 minėjime. Pakalbėjom apie Darios Grabiauskaitės kolaboravimą per 91 metų sausio įvykius. Tačiau šiandien tai, kas vyks, tai yra neoficiali, nežinau net kaip vadinti, signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija. Nes oficialios spaudos konferencijos mano Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio valia ir įžulumu užblokuotos mažiausiai 1 metam. Dėl to mes ko gero metus laiko, jeigu nedaugiau, bendrausime tokiu būdu iš šitos salės, iš kitų salių. Uždraus Saulius Skvernelis man čia šitoje salėje būti, nueisim į Konstitucijos salę, uždraus ten būti, nueisim prie jo užimamo šiuo metu ministro pirmininko kabineto. Mes matėme daugą, bet aš nemačiau tokių bailių, kurie bijotų tiesos. Mes, Sąjūdis, nepriklausomybę iškovojom tik dėl to, kad sakėm žmonėms tiesą. Ir neįsivaizdavome, kad valdžioje gali būti bailiai, bet tai yra suprantama, nes jie bijo įrodymų apie suklastotus rinkimus. 2024 metų rinkimus, kuriuose stebėtojai mes surinkome įrodymus, dokumentinius įrodymus apie dokumentų klastojimą, apie griežtos apskaitos reikalavimų nesilaikymą rinkimo biuleteniam, apie elektroninių parašų netitikimą įstatymą ir taip toliau ir taip toliau. Seimo ir prezidento rinkimai mūsų stebėtojų gilių įsitikinimų turi būti kvestionuojami. Tačiau mums konjunktūriškai priimtas rinkimų kodeksas, savanaudžių priimtas rinkimų kodeksas nesuteikia teisės galutinių rezultatų skųsti teismui. Šiandien yra tokia pasiekmė, o spaudos konferencijos šios dienos aš pavadinau patriotus nevaidinti reikėtų, o patriotais būti iš tikrųjų. Ir kalbėti norėčiau šiandien apie tai, kas įsisiūbavo po Seimo nario ir Tėvynės sąjungos partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno pokalbio su koviniu šauliu Gabrieliumi Liaudansku, kuriame šitie du veikėjai atvirai aptarinėjo ir aiškino, kad šauliai turi žinoti, kad jie turi žudyti. Dėl nelojalumo. Jie net neišdrįso bailiai įvardinti, apie kokį nelojalumą jie kalba. Valstybei, Tėvynės sąjunga, asmeniškai Laurynui Kasčiūnui, Vytautui Landsbergiui, Sauliui Skverneliui, Gitanui Nausėdai, ar dar kažkam, ar Jonukui, ar Petriukui, ar Marytei iš anekdoto bet kurio. Bet visi jie yra Lietuvos žmonės ir piliečiai. Ir ne vienas niekšas neturi teisės drįsti, agituoti šaulius, kovinius šaulius, žudyti žmonės. Aš nekalbu apie tai, kad taikos metu. Kas nuosprendį priiminėsit? Ar žinot, kad Lietuvoje ir pagal teismo nuosprendį mirties bausmė neegzistuoja? Tai sklinda kaip patyčia iš Seimo nario Lauryno Kasčiūno lūpų ir šaulių lūpų. Dėl to šiandieną mes su rinkimų stebėtoju Gediminu Stinavičiumi kreipėmės į Seimą, Seimo pirmininką, Seimo valdybą, Seimo narius dėl apkaltos Laurynui Kasčiūnui. Mes išvardinome Konstitucijos straipsnius, kuriuos jis pažeidė, prisiekęs laikytis Lietuvos Konstitucijos. Mes kreipėmės, šiandieną aš kreipiausi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prašydamas dėl šitų veikėjų
ir dėl aibės kitų veikėjų, kurių ryšančioji grandis yra Algis Ramanauskas, raginimų žudyti žmonės. Tai tie, kurie rusų kalbą žiūri laidas, iš jų vaikus atiminėti ar muziką klausosi. Tai tų, kurie yra nelojalūs, nežinia kam. Ir paprašiau generalinės prokurorės atnaujinti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo pradėtas pernai, mano pareiškimu, dėl atviro Algio Ramanausko ir Šaulių sąjungos vadovo, pulkininko leitenanto Lauryno Idzelio pokalbį apie tai, kaip reikia mane nužudyti. Jie naudojo formuluotę nusiųsti rojų. Nesu buvęs rojuje, bet manau, kad kiekvienas supranta, kad tai reiškia aiškinimą, kaip nužudyti. Lietuvos kariuomenės karininkas Laurynas Idzelis, vadovaujantis šauliam, išdrįso aiškiai paaiškinti, kaip tai reikia padaryti, nusipirkti šovinių, nusipirkti legalų ginklą, nes jis labai lengvai, liberaliai, kaip jis sako, Lietuvoje parduodamas. Ir tada atėjus dienai padaryti tai, pasiųsti Zigmą Vaišvilą ten, toli į Dausas. Pasiprašiau pas Nidą Grunskienę asmeninio priėmimo. Šiandieną buvau suderintų laiku, turėjau susitikti su krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Tačiau jos neišvydau, susitikau su ministro pareigas šiuo metu einančiu Karoliu Aleksa, viceministras. Mes kalbėjomės dalykiškai ir sutarėme, kad Lino Idzelio veikla turi būti patikrinta. Mano prašymas labai konkretus. Ta, ką turi teisė krašto apsaugos ministras padaryti, tai pažeminti jam karinį laipsnį. Taip pat kreiptis į teismą dėl išvis karininko laipsnio atėmimo. Taip pat kreiptis į ministrą pirmininką dėl šito veikėjo kuo greitesnio išmetimo iš Lietuvos Šaulių sąjungos vado pareigų. Susitarėme tęsti, jeigu reikia padėti vieni kitiems, pokalbis buvo dalykiškas. Ir aš šiandieną tiesiai pasakiau pašnekovam, kad supratau, kodėl bailys Laurynas Kasčiūnas, paskyręs man susitikimą kaip krašto apsaugos ministras pernai Liepos 15, neatėjo, nieko nepasakė ir pakišo tik paskirtą ministrę, viceministrę Gogelienę, susitikti su manim, kuri tikrai, aš ją suprantu, užjaučiu, nežinojo, ką pasakyti. Dėl tokios situacijos susidariusios, mes beje krašto apsaugos ministerijoje aptarėm ir kitus dalykus. Pasakiau, kad pasitikėjimo visuomenės, pasitikėjimo kariuomenė nedidina paslaptis ir aš pareikalavau ruoštų paaiškinimų, kas įvyko prie Pabradės dėl 4 JAV kariškių žūties. Kas tai per buvo dalykai. Aš paklausiau ir raštu paklausta yra, kieno nurodymų įstatymą, nepaprastosios padėties įstatymą pažeidžiant buvo įvesta Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje komendanto valanda šių metų gegužės pradžioje. Išgirdau patikinimą, kad nebuvo komendanto valanda įvesta. Tai dar gražiau reiškia, kariškiai savavaldžiavo, vaidindami komendanto valandą, reiškia atlikti neteisėti veiksmai. Tai kad matom, kad tokie susitikimai yra naudingi. Ir gaila, kad jie tik tai vyksta labai retai. Gaila, kad Seimo valdyba nusprendusi atimti spaudos konferencijas iš signatarų, ne tik iš Zigmo Vaišvilos, to pačiu bijo netiekis susitikti ir pažiūrėti. Nu, aš suprantu, kiekvienas pagalvoja, gal aš neteisėtai Seimo nariu tapau. Viešpatie čia tie stebėtojai rinkimų. Ėmė ir surinko visokių įrodymų. Tačiau šiandieną mano pagrindinis kreipimasis buvo adresuotas ir aš jį įteikiau Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai pasirašytinai ir jo kanceliarijos kancleriui Petrui Zapolskai. Visų pirma, jo pareiga yra užkardinti
tai, kas vyksta su koviniais šauliais, su raginimai žudyti Lietuvos žmonės už pažiūras, už lojalumą neaišku kam, atvirus. Ir jam pačiam kaip prezidentui kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo. Priminiau apie tai, kad jis iki šiol manęs nepriima dėl grasinimo nužudyti mane. O praėjo jau daugiau kaip metai. Tačiau prezidento pareiga yra ir tinkamai įvertinti Lino Izelio kaip karininko elgesį. Jis neturi teisės užimti, iš vis karininkų būti ir užimti Lietuvos Šaulių sąjungos vadovo pareigas. Paprašiau iš kovinio šaulio, muzikanto Svarų pravardžiuojama ar pasivadinusio pats savim Gabrieliaus Liaudansko atimti valstybės apdovanojimą. Nes tai jis su Laurynu Kasčiūnu aptarinėjo viešai ir daugkartinai ir aiškinosi, kad šauliai privalo žinoti, kad jie turi žudyti žmonės nelojalius. Gitanai Nausėda jis valstybės apdovanojimą yra gavęs. Prašau jį atimti ir nedelsiant. Mane didžiai suneramino viešai sužinota informacija, kad Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, jis viešai pasakė ir atėmė valstybės apdovanojimą iš profesoriaus Eduardo Vaitkaus, tačiau nei dekrete, nei viešai nėra paaiškintos priežastys. Aš paprašiau, kad būtų pateikta medžiaga, kurios pagrindu priimtas toks sprendimas. Gitanas Nausėda viešai mano advokatą Ričardą Burdą pavadino penktakolonininkų, be jokių argumentų. Man yra žinoma, kad šis advokatas gynė sausio 13 byloje du kaltinamuosius. Tai yra jo kaip advokato pareiga. Už pareigos vykdymą penktakolonininkų vadinė prezidentą, advokatą. Atlygį jis gavo savo ginamųjų valia, taip? Gavo. Ir aš manau, kad gavo pagal Lietuvos teisingumo ministro nustatytus įkainius. Gerbiamas prezidente, aš labai prašau jūs galvoti, ką jūs kalbat viešai. Dėl to aš prašau pateikti man medžiagą kaip signatarui ir eisim iki teismo proceso. Medžiagą, kurios pagrindu jūs kaltinat advokatą Ričardą Burdą esant penktakolonininku. Na ir kadangi šiandien visi didžiai susirūpinę klausėsi Respublikos prezidento Gitano Nausėdos pranešimo Seime, kuriame buvo dar kartą griežtai vardinta tai, kas Valstybės saugumo departamento ir antro operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose įvardinta kaip pagrindinė grėsmė Lietuvai. Rusijos federacija, tokia valstybė. Tokioj situacijoje, suprasdamas didį rūpestį prezidento, aš noriu jam padėti. Gitanai Nausėda, prašau jūs, tegul tęsiasi tamsiam fone, tegul tęsiasi, tegul žinosim, kad jie bijo net šviesos įjungti kovo 11 salėje, kai kalba signataras balsavęs. Čia kovo 11 šitoje salėje. Ir beje vardinį balsavimą pasiūlęs. Aš jam priminiau, kad 2020 metais, balandžio mėnesį, mes su buvusiu Seimo nariu Audriumi Naku kreipėmės į prezidentą, prašydami neskirti antrai kadencijai VSD direktoriumi Dariaus Jauniškio. Ir paaiškinama priežastį. Priežastis yra ta, kad jis netiria didžiausios grėsmės Lietuvos valstybei, anot jo kuriamų grėsmių vertinimų, Rusijos federacijos valstybės paslaptim esančią 2 kadencijas Lietuvos prezidentę buvusią
Dalią Grybauskaitę. Čia yra pateiktas Rusijos užsienio reikalų ministerijos patvirtinimas, kad tas faktas, jog 1991 metais Dalia Grybauskaitė dirbo TSRS ambasadoje JAV, Vašingtone, yra pripažįstamas, kad dirbo, bet dėl jos asmens duomenų ir dėl to, kad tai yra Rusijos valstybės paslaptis, tai nebus atskleista. Priminiau mudviejų su Audriumi Naku pacituotus dalykus to rašto 20 metų, kad 2009 metais visi Kremliaus portalai, Regnum.ru, Baltic.ru, visi jie iki vieno agitavo, rašė: lietuviai rinkit, Lietuvos piliečiai rinkit Dalią Grybauskaitę, viskas bus santykiuose su Rusija ir Lietuvos labai gerai. Taigi, šitoj situacijoje jūs paskyrėte jį ne tik antrą kartą VSD vadovų Darių Jauniškį, bet jūs dar ir paskyrėte neseniai mūsų atstovų NATO. Toks neatsakingas jūsų veiksmas, aš giliai įsitikinęs, yra padarytas tiesiog dėl didelio jūsų krūvio ir didelio susirūpinimo grėsme Rusija. Tokioje situacijoje aš prašau taisyti klaidas ir Darių Jauniškį atšaukti iš NATO. Daliai Grybauskaitei atimti valstybinius apdovanojimus, Gedimino ordiną ir Vyčio kryžiaus aukščiausio ordiną. Kaip gali būti taip Rusijos valstybės paslaptis apdovanota aukščiausiais mūsų apdovanojimais? Ne kažkoks niekingas Eduardas Vaitkus, bet Respublikos prezidento pareigas užimantis žmogus. Taip pat valstybės apdovanojimais apdovanoti teisėjus, manau, jau buvusius, Stasį Punį, Vilniaus apygardos teismo teisėjo, ir Reginą Gudienę, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją buvusią, kurie savo nutartimis panaikino generalinės prokuratūros atsisakymus pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD neveikimo, kad netyrė šitos didžiausios grėsmės Lietuvai Rusijos valstybės paslapties Dalios Grybauskaitės buvimą Lietuvos prezidente. Čia teismo nuomonė. Teismo sprendimas yra įstatymas Lietuvoje, gerbiamas prezidente. Dėl to aš prašau įvertinti pilietinę drąsą šitų teisėjų ir padaryti tai. Ir paskutinis dalykas, ko paprašiau prezidento, tai 2019 metais, rugpjūčio mėnesį, aš kreipiausi kaip signataras į Respublikos prezidentą, tuo metu jau išrinktą ir veikiantį pareigas Gitaną Nausėdą, prašydamas apdovanoti valstybės apdovanojimais žmonės, kurių dėka buvo įamžintas Baltijos kelias. Baltijos kelias. Tai yra lakūnai, Vytautas Tamošiūnas, Kazimieras Šalčius, Petras Bėta, kiti lakūnai, režisierius, operatorius, dokumentininkas Robertas Verba, kuris pririštas prie Andų lėktuvo durų atvirai filmavo visą tai, kas vyko. Kito šaltinio pasaulis nebūtų matęs. Šitie lėktuvai pakilo pažeisdami TSRS gynybos ministro įsakymą, draudžiantį pakilti tą dieną. Šitie lakūnai TSRS vėliavą ant lėktuvų uždengė ir uždažė trispalvę, už ką grėsė bendrai sumoj, nei daug, nei mažai 25 metai kalėjimo. Gitanai Nausėda, jūs iki šiol man neatsakėte į šį net klausimą. Jūsų nuomonė šitų žmonių, šitas milžiniškas indėlis turi būti nuvertintas, turi būti užmiršti. Birželio 3 su Vitu Tomkum, Gintaru Songaila ir Arvydu Juozaičiu, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariais, mes buvome apgailėtinoje būsenoje esančiam Sąjūdžio muziejuje Gedimino 1. Apgailėtinoje būklėje, šiukšlių kupinas kampas, dingi archyvai, nes į Lietuvos nacionalinį valstybės naują archyvą praktiškai perduoti trupiniai Sąjūdžio dokumentų, kurie buvo visi išsaugoti. Čia apie istorijos perrašinėtojus. Ir dėl šitų priežasčių pasiprašiau
būti priimtas prezidento. Ir priminiau, kad iki šiol prezidentas nesiteikė manęs priimti dėl to, kad esu atvirai pagrasintas būti nužudytas. Dėl to, kad turiu savo nuomonę. Dėl to, kad esu vienas iš valstybės kūrėjų. Gitanai Nausėda, jūs turite 2 dukras. Aš taip pat turiu 2 dukras. Jūs pabandykite suprasti, kaip turi jaustis mano žmona ir mano dukros, kai šitie šunsnukiai atvirai aptarinėja ir duoda pamokymus ir kaip Zigmą Vaišvilą nužudyti ir dabar visus kitus nelojalius, nežinia kam asmenys. Ir tokie veikėjai kaip Laurynas Kasčiūnas, jam patikima krašto apsaugos ministerija Tamstos dekretu ir jis tai eskaluoja toliau. Šitie dalykai turi būti užkardinti, jie bus užkardinti, antraip jūs nevertas Respublikos prezidento pareigų. Ačiū už dėmesį, iki kito susitikimo.